Sveiki. Tikiuosi, mane gerai girdite. Dabar jau turit garsą? Matau, Rytis parašė, neturim garso, bet dabar lyg tai pataisiau, lyg tai turėtų būti garsas. Girdite mane? Ar turite garsą jau, ar ne? Mm. Girdite? Norėjau pasitikslinti. Ar vis dar ne? Prašau, parašykite į klausimų sekciją. Puiku. Ačiū Jums, kad girdit mane. Gerai, tada galime pradėti. Taip, tai šiandien pristatysiu Intersolar naujienas. Kas nebuvote, jei kas buvote, tai dar kartą išgirsite. Jei nebuvote, tai tikiu, kad dauguma ir nebuvote nuvykę šiemet. Tai pristatysiu, kas buvo nauja pristatyta būtent Fronių stende. Kai kurios naujienos jau yra prieinamos, kai kurios pasirodys netolimoje ateityje, tai yra dar šiais metais. Taigi, šį seminarą pristatysiu aš, Andrius, techninis patarėjas Baltijos šalims. Žemiau yra ir mano kontaktai. Jeigu turėsite klausimų, galite susisiekti. Jeigu turėsite dabar pats šio seminaro metu su seminaru susijusios klausimus galite pateikti klausimų sekcijoje. Seminaro pabaigoje pasitengsiu visus juos atsakyti. Taip, tai šiandien apžvelgsim Verto Plus, didesnius inverterius Argeno, naujosius kaupiklius rezervą, valdiklius, perjungimo mechanizmus, taip pat Energy Cost Assistant ir kaupiklių valdymą, taip pat elektromobilių naują krovimo stotelę bei OnPilot Eco, naujai šeimos narį vandens pašildymui. Taigi, naujieji Verto, naujoji mūsų gama. Šiuo metu jau galima įsigyti Verto inverterius, mūsų tinklo inverterius nuo 25 iki 32 kW galios. Rugpjūčio mėnesį pasirodys mažesnio gabarito, mažesnio dydžio Verto nuo 15 iki 25 kW tinklo inverteriai su 3 MPPT. Ir spalio mėnesį pasirodys jau ir hibridiniai inverteriai nuo 15 iki 33 kW galios su 3 MPPT, pilnu backup'u, avarinio režimo galimybę.
Verto Plus visi inverteriai nuo 15 iki 33 kW bus didesniam korpuse, kaip ir dabar jau prieinami Verto inverteriai. Taip, kai kuriuose šalise naujieji Verto pasirodys vasaros viduryje. Lietuvoje jie pasirodys kiek vėliau dėl tam tikrų sertifikatų, kurie būtent yra reikalingi būtent Lietuvoje. Taigi, prie didesnių inverterių pasirodys ir Fronius Argeno. Tai yra didelis inverteris 125 kW jėgainėms. Jisai turės 10 MPPT, po dvi grandinės kiekvienam MPPT. Kiekviena grandinė gali turėti iki 20 amperų, vienas MPPT bendrai iki 30 amperų. Įėjimo įtampa iki 1100 voltų. Naudojamas MPPT diapazonas, tas optimaliausias, kai inverteris optimaliausiai veikia, yra nuo 550 iki 850, bet startinė inverterio įtampa yra nuo 250 voltų. Taip pat šį inverterį galima perkrauti dvigubai. Tai yra, jeigu pats inverteris yra 125 kW, tai iš modulių pusės modulių galima uždėti iki 250 kW. Tai yra tikrai labai nedaug turbūt rinkoje esančių inverterių, kurie gali pasigirti būtent tokiu gebėjimu perkrauti būtent iš modulių pusės patį inverterį. Taip pat su šiuo inverteriu galima naudoti ir didelės srovės modulius, tai yra iki 30 amperų per MPPT arba 20 amperų per vieną grandinę. Taip pat galima suporuoti 2 MPPT ir turėti iki 60 amperų per vieną įėjimą. Tai yra suporuota tokį MPPT. Taip pat šie inverteriai turės ir integruotas viršytempio apsaugas tiek AC, tiek DC, tai nereikalaus papildomų investicijų, montuojant atskirai tiek AC, tiek DC pusėje. Nereikės pirkti viršytempių papildomai, nereiks pačio pajungimo darbų papildomų pirkti, tai nereikės skydelio papildomo, viskas yra pačiam jau inverteryje. Tai yra standartiškai sumontuoti tiek AC, tiek DC viršytempiai 1+2 tipo tiek AC, tiek DC pusėje. Taip pat suveikus viršytempiui, jūs gausite pranešimą, jog yra suveikęs viršytempis ir vietoje jums reikės pasikeisti AC ar DC pusės viršytempį. Taip trumpai apie būtent šį inverterį. Toliau, tai yra Intersolar, mūsų žvaigždė yra Fronius rezerva kaupiklis. Lengvas paleidimas be papildomų kabelių tarp modulių. Kiekvienas modulis susistato ir susijungia kontaktai, statant vieną modulį ant kito. Tai yra ličio geležies fosfato kaupiklis, patikrinta technologija. Fronius su šia technologija jau daugiau nei 10 metų dirba, tai turim tikrai daug patirties ir žinom, jog tai yra patikima ir ilgaamžė technologija. Tad ir toliau
norim pasiūlinti būtent šio tipo baterijas jums. Taip, baterijos vienas modulis yra 3,15 kWh, mažiausia baterija, kurią galime turėti namuose ar kitoje objekte, kuriam norime turėti kaupiklius, yra 2 moduliai, tai yra nuo 6,3 kWh ir galime sustatyti modulius iki 5 modulių ir turėti beveik 16 kWh bateriją. Taip, tai taip pat galima, aišku, ir plėsti, tarkim, turint 2 modulius, vėliau praplėsti iki 4 ar 5 modulių, priklausomai tiek, kiek mums reikės vėliau energijos turėti moduliuose, pačiam kaupiklyje. Taip pat šie kaupikliai yra be DC-DC papildomo keitiklio, tai yra sumažiname nuostolius būtent dėl pačio to keitiklio. Taip pat, kaip minėjau, ličio geležies fosfatų akumuliatoriai, būtent šios baterijos, užtikrina patį saugumą ir ilgamžiškumą. Taip pat šiai dienai palaiko visus Gen 24+ hibridinius inverterius ir su jais avarinio maitinimo paleidimo tą full backupo režimus. Taip pat, kaip matot, pats kaupiklis yra gana siauras, todėl jį galima montuoti gana arti sienos, tarkime, garaže ar kažkokiam koridoriui praeidimui. Jisai puikiai montuojasi prie sienos ir užima gana nedaug vietos. Bateriją pačią galima plėsti iki 4 bokštų, taip išgauti iki 63 kWh kaupiklio sistemos mūsų namuose. Jungiant papildomus bokštus, nereikia papildomo skydelio, nereikia kažkokio papildomo DC sujungimo skydelio. Sujungimas yra lygiai greičiai ne per kažkokį skydelį, bet tiesiog iš inverterio ateina DC laidai į pirmąją bateriją, pirmąjį kaupiklį, iš jo yra išėjimas į antrąją bateriją ir taip galima sujungti iki 4 bokštų. Jungiant daugiau bokštų, svarbu, jog kaupikliai būtų vienodos galios. Tai yra vienodų modulių skaičiaus tarp pačių bokštų, kad būtų. Jei vienas yra, tarkime, čia šiuo atveju 4 moduliai, tai ir kiti, kad būtų po 4 modulius. Taip pat, ką turi būtent šie kaupikliai, tai yra krovimas gana didelė galia, priklausomai nuo baterijos, pačio kaupiklio dydžio ir nuo pačio inverterio dydžio, kokios galios jis yra. Kuo didesnis inverteris, kuo didesnės galios inverteris, tuo didesnė galia jisai gali ir krauti pačią bateriją. Šiuo atveju pavyzdys yra 12 kW hibridinis inverteris. Matome, kad didžiausią vieną bokštą galima krauti beveik 11,2 kW galia. Tokia maksimalia galima krauti galia. Turint Verto plus 33 kW galia, didžiausią bokštą bus galima krautis 16,3 kW
gale. Taip, šios kaupiklius rezervą jau galima įsigyti, tai galima kreiptis į mūsų pardavimo partnerius ir klausti, kada bus pas juos sandėlyje, galbūt jau jie turi sandėlyje šios kaupiklius, tai prašom kreiptis į juos ir jums suteiks platesnės informacijos tiek apie prieinamumą, tiek kainas. Kiti produktai, kurie jau juos siūlome savo klientams nuo praeitų metų rudens, tai yra rankinis perjungiklis. Rankinis perjungiklis 3 arba 4 polių, tiesiogiai montuojamas ant bėgelio, galima 1 ar 3 fazės pajungimą padaryti, taip pat iki 63 amperių. Taip pat siūloma ir valdiklį 3 polių, taip pat irgi montuojamas ant bėgelio 3 fazių iki 35 amperų. Intersolar parodoje pristatėme ir valdiklį su neutralės atjungimu. Jį pradėsime pardavinėti nuo Liepos mėnesio. Dažniausiai užtenka 3 polių atjungimo, bet kai kuriuose šalyse, kai kuriuose rinkose arba kai kurie tiesiog montuotojai instaliaciją daro ir su neutralės atjungimu. Taip. Kitas sprendimas, kuris jau yra prieinamas ir Lietuvoje, tai yra Energy Cost Assistant sprendimas. Tai nėra fizinis produktas, tai yra skaitmeninis produktas, kurį mes siūlome. Kaip jisai veikia, tai yra prognozuoja vartojimą, tai yra koks bus vartojimas, žiūri, kiek buvo suvartota praeityje, ima praeities duomenis ir prognozuoja, kiek kiekvieną dieną, kiek ateinančią valandą jums greičiausiai kiek energijos reikės. Taip pat seka elektros energijos tarifus, ima biržos kainą ir stebi, kurią valandą bus pigi arba brangi energija. Taip pat stebi baterijos įkrovos būklę. Taip pat riboja būtent pačią bateriją, kai būtent valdo pačią bateriją, kaip jai įkrauti ar iškrauti, priklausomai nuo biržos kainos ar prognozuojamos gamybos. Taip pat, nes būtent šis sprendimas ir analizuoja, kiek būtent tikimasi sugeneruoti energijos ateinančią dieną. Tam, kad prognozuoti, kiek bus sugeneruota, tam yra reikalinga SolarWeb Premium paskyra, tai jeigu norite naudotis būtent šiuo įrankiu Energy Cost Assistant, jums reikia turėti ir SolarWeb Premium. Taip, tai jei yra su šia sistema tikimasi didelio vartojimo, tuomet, kai elektros energijos kaina yra aukšta ir yra pakankamai energijos iš modulių pusės, elektra yra akumuliatoriuje. Jei tikimasi didelio suvartojimo, tuo metu, kai elektros energijos kaina yra didelė,
o energijos iš modulių nepakanka, elektra kuo pigiau yra kaupiama akumuliatoriai. Taip, šitą dar paminėsiu, šita sistema neatidavinėja energijos į tinklą, ji yra labiau skirta būtent pačių namų vartojimui. Taip, tada parodysiu dar tokį pavyzdį, kaip jinai veikia. Tai matom, jog nuo vidurnakčio iki 3 nakties yra akumuliatorius užrakintas, nes kaina biržoje gana nedidelė. Vėliau nuo 3 iki 5, kada dar energija, kada kaina biržoje dar yra žema, yra pakraunamas akumuliatorius. Tada nuo 5 ryto vėl, kadangi kyla kaina, dar jisai yra užrakintas. Taipogi sistema mato, jog ateinančią dieną nebus itin daug saulės, todėl jisai neatidavinėja energijos, kai kaina biržoje kyla, bet tarkime nuo 7 ryto akumuliatorius, baterija yra atrakinama, nes mato, jog jos pakaks ir būtent vartojimui iki tol, kol patekės saulė ir pradės generuoti inverteris energiją. Ir maždaug tuo pat metu, kaip matom, ir atsiranda tarpai, kai nesuvartojam pagamintos energijos, ta energija nukreipiama būtent į bateriją, kad bent kažkiek ta baterija pasikrautų. Ir nuo 10 valandos akumuliatorius vėl yra užrakinamas, naudojama būtent saulės energija ar iš tinklo tiesiogiai, nes kaina yra truputėlį sumažėjusi ir jinai yra užrakinta iki 4 vakaro, kai saulė pasislepia, energijos nebepagamina inverteris, jinai atrakinama, kaina biržoje padidėja ir akumuliatorius yra iškrovinėjamas. Išsikrauna ir vėliau, aišku, nepakankamai energijos iš baterijos imama iš tinklo ir toliau sistema stebi, kada bus vėl kaina biržoje pakankamai žema ir ją vėl baterija galės būti pakrauta. Taip, kitas sprendimas taip pat yra jau galimas sprendimas baterijos valdymui per SolarWeb aplikaciją, programėlę telefone. Tai yra šioje aplikacijoje, būtent šioje programėlėje SolarWeb, jūs galite jau rasti mygtuką kaupiklio įkrovimui. Jo pagalba kaupiklis yra pakraunamas pilnai ir pilnai pakraunamas priklausomai nuo nustatyto maksimalaus pakrovimo lygio. Šis programėlė ir šis sprendimas yra nemokamas pačioje programėlėje. Ir tarkime, kada mes ją galim panaudoti, yra, tarkime, ESO pranešė, jog bus kažkokie atjungimai, darbai tinkle, tai jūs galite pasiruošti būtent šitiems atjungimas. Arba, tarkime, artėja audra ir, tarkime, tinklas yra nestabilus jūsų vietovėje, taip pat galite pasiruošti būtent tokiems atjungimams.
Kaip tai atrodo, tai atsidarius SolarWeb programėlę, jūs galite rasti būtent tokį mygtuką, jūs jį galite paspausti, tada baterija kraunama. Jeigu, tarkime, saulės nėra pakankamai, būtent šiam krovimui bus energija įmama ir iš tinklo. Tam, jog užtikrinti, jog jūsų kaupiklis bus pakrautas pilnai ir bus pasiruošta tinklo atjungimui. Ir kai baterija yra pakrauta, jinai užsirakina 24 valandom arba kol dingsta, žinoma, tinkle energija. Tada pasileidžia backup ir jūs galite turėti energiją. Taip pat, aišku, jūs galite ir bet kada tiek krovimo metu ir sustabdyti tą krovimą, tiek kai yra užrakinta baterija, jūs ją atrakinti galite bet kada. Taip pat, kaip visa tai veikia, jūs galite pasižiūrėti How to video mūsų YouTube kanale, galite nuskanuoti šį QR kodą, atsidaryti ir būtent bus plačiau paaiškinta, kaip veikia šis mūsų sprendimas. Kitas produktas, kurį taip pat pristatėme Intersolar parodoje, buvo galima gyvai pačiupinėti, paliesti, tai yra Pilot Flex, naujas elektromobilių krovimo sprendimas. Tai yra visiškai naujo dizaino, visiškai kitaip atrodantis, su daugiau draugiško sprendimo vartotojui. Tai yra būsenos diodai, visas žiedas iš LED diodų, kuris parodo, kiek elektromobilio krovimui tenka iš saulės, geltona spalva būtent tiesiogiai iš saulės, kiek krovimui tenka, žalia spalva rodo, kiek iš baterijos, iš akumuliatorių ateina energijos būtent pakrovimui ir balta spalva, kiek iš tinklo. Būtent iš ESO pusės atkeliauja, kiek energijos likusi dalis pakrovimui. Taip pat vieta RFID aktyvavimui, jeigu naudojasi, tarkime, daugiau vartotojų, galima prilietus aktyvuoti šį krovimą. Taip pat liečiami mygtukai greitam paleidimui atskirų funkcijų, tai yra momentiniam pakrovimui, eko režimui ar kitos kelionės režimui. Taip pat atsirado su šiuo pakrovimo įrenginiu ir informacija, kokia galia įkraunamas yra elektromobilis ir kiek kilovatvalandžių jau yra įkrauta. Taip, tai yra dvi versijos, kurias pristatėme, yra Home versija, pilkos spalvos ir tamsios spalvos Pro versija. Taip pat šis mūsų gaminys laimėjo ir dizaino apdovanojimą Vokietijoje. Taip, montavimas šio produkto yra gana paprastas, nusiema galutinė dalis, jį prisitvirtina prie sienos, yra įmontuotas gulščiukas, tam, kad jį lygiai tiesiai būtų galima sumontuoti. Kabelių pravedimas tiek iš viršaus, apačios ar iš galinės pusės patogiam privedimui. AC
galios kabeliui. Taip pat įvedimas ir LAN kabeliui. Jeigu ankstesniam Wattpilot įrenginyje buvo galimybė komunikuoti su inverteriu tik per Wi-Fi ryšį, tai dabar yra galimybė ir per LAN kabelį stabilesniam ryšiui. Galima pajungti į RJ45 į RJ45 lizdą arba galima kiekvieną laidelį įterpti į laikiklį. Taip, korpusas yra tvirtas ir stabilus, visa konstrukcija stabili, patogi sumontuoti, taip pat sumontavus galinę dalį, priekinė dalis yra užsideda ir užsifiksuoja. Taip pat mes pasiūlėme ir stovą, su kuriuo galima jį statyti ant bet kokio tvirto paviršiaus, per jį pravesti visus kabelius komunikacinius ir galios. Stotelė, prie stotelės yra ir laikiklis pridedamas, tai galima sumontuoti vieną arba dvi stoteles iš vienos arba abiejų pusių. Wattpilot Flex turi 6 metrų kabelį fiksuotą, tai nereikės kiekvieną kartą įkišti būtent į lizdą, jis jau bus paruoštas krovimui, tiesiog reikės nuimti nuo laikiklio ir įstatyti į elektromobilį. Taip. Wattpilot senesnio dizaino mes nenutraukiam gamybos, vis dar galima įsigyti. Visi Wattpilot yra 11 arba 22 kW galios. Wattpilot Go manome, jog liks vis dar populiarus, nes jį galima nuimti ir transportuotis į kitą vietą, ten, kur yra trifazė rozetė, pasijungti ir krauti elektromobilį iki 22 kW galia. Wattpilot Go ar Home versijoje yra lizdas, Wattpilot Flex Home ar Pro versijoje yra 6 metrų Type 2 kabelis. Home versija yra Telegrey pilkos spalvos, kaip ir mūsų, panašios į mūsų inverterius spalvą. Ir Pro versija turės antracito spalvą. Pro versija skirsis nuo Home, jog ji turės viduje ir MIT sertifikuotą elektros skaitiklį, kuris skirtas labiau įmonėms sujungimui su atsiskaitimams, tarkim, trečiųjų šalių sprendimams atsiskaityti. Kai kuriuose tas MIT skaitiklis yra privalomas būtent atsiskaitimams, kai kuriuose nėra, tai čia priklausomai nuo rinkos ar jį būtina naudoti ar ne. Taip, tai Wattpilot Flex Home versiją jau galite įsigyti. Tiesa, dėl didelio poreikio būtent šių stotelių, jeigu pardavimo partneriai neturi sandėlyje, nauji užsakymai gali užtrukti iki 2-3 mėnesių. Tai jeigu planuojate, tai siūlyčiau pateikti užsakymus kuo anksčiau. Wattpilot Flex Pro versija pasirodys trečiame ketvirtyje šių metų dėl būtent visų sertifikatų. Dėl to ši versija kiek vėluoja. Ir paskutinis, bet nekiek nesvarbus, tai yra OnPilot Eco versija, kuri pasirodys ketvirtąją mūsų ketvirtį šių metų. Tai
vis dar mes ją testuojam, žiūrim, kaip jinai veikia, integruojam naujus funkcionalumus. Pagrindinis dalykas, kuo jis išsiskirs, tai yra kaina, jisai bus gerokai pigesnis negu senoji OnPilot versija. Kiek tokia kaip ir ta kaina įtakoja, nes būtent šis OnPilot Eco vandens šildymui energija bus tiekiama laiptais, kas 33%. Tai yra, jeigu OnPilot visą energiją pasiimdavo perteklinę, tai čia bus tokia laiptuota. Kuom skirsis? Tai OnPilot senoji versija yra skirta būtent jėgainėms, kurios ima energiją tiesiogiai iš saulės. Tai vis dar išliks kaip ir geriausias sprendimas vandens pašildymui. Jeigu sistema yra su kaupikliais, tai jau siūlytumėm turėti OnPilot Eco sprendimą. Taip pat OnPilot Eco bus ir su šilumos siurblių integracija, tai yra su dvipusė komunikacija su šilumos siurbliais. Taip pat OnPilot Eco turės galimybę pajungti kelis temperatūrinius daviklius. Taip pat, jeigu, tarkime, vandens pašildymui ar tarkime, šilumos siurbliui reikės, tarkime, 1000 vatų, tai o iš saulės turėsime tik tai 500 vatų, tai papildomus 500 vatų paims, tarkime, iš kaupiklio. Taip, būtent su šiuo OnPilot Eco bus galimybė matyti kelis temperatūrinius daviklius, taip pat matyti, kiek šilumos siurblys vartoja energijos, taip pat šilumos siurblio temperatūrą. Taip, tai SolarWeb programėlėje ar programoje matysime gana daug duomenų būtent apie OnPilot Eco ir visą sistemą, kaip jinai veikia. Taip pat patogus valdymas turės šis produktas 2 temperatūrinius jutiklius. Laiko tvarkaraštį, tarkime, galima susidėlioti savaitės dienom ar savaitgaliui. Boost režimą, kur jeigu, tarkime, reikia greitai mums karšto vandens, tai galime maksimaliai energiją paduoti į vandens pašildymą. Taip, su senuoju OnPilot boost režimas buvo galimas pajungimas tik paspaudus mygtuką ant pačio įrenginio. Su OnPilot Eco tai bus galima per web aplikaciją paleisti šitą režimą. Vėliau bus integruota ir į SolarWeb programėlę. Taip pat, kuom skiriasi senoji versija nuo naujosnės, tai yra, kad pats įrenginys turės IP klasę aukštesnę, senasis turėjo IP 5.4, naujasis turės IP 6.5. Tai bus galima naudoti jį ir lauke. Daugiau informacijos apie OnPilot Eco veikimą ir visas funkcijas papasakosiu kitose
kitame webinare, kitame pristatyme, kaip artės šio produkto paleidimas į rinką, paleidimas pardavimui. Taigi, tiek informacijos apie Intersolar. Tokios buvo pagrindinės naujienos. Jeigu turite klausimų, galite dabar pateikti, jeigu ne, vėliau. Taip pat daugiau informacijos mūsų puslapyje galite rasti, taip pat YouTube kanale, Froniaus oficialiame YouTube kanale galite rasti taip pat daugybę įrašų. Jei turėsite klausimų būtent apie kažkurį produktą, tai taip pat galite kreiptis į mane, suteiksiu daugiau informacijos, daugiau nuorodų į pristatymus. Taigi, taip, dar pažiūrėsim, ar turime kokį klausimą. Ne, klausimų lyg ir neturime. Tai noriu padėkoti Jums už dėmesį ir susimatysime kituose seminaruose. Ačiū ir viso geriausio.